Jau daugelį milijonų metų vyrai ir moterys gyvena toje pačioje planetoje. Tačiau šioms dviems lytims iki šiol sunku susikalbėti. Nepadeda nei ta pati kalba, nei daug kartu pragyventų metų. Kodėl vyrai ir moteris gan dažnai nesusikalba, nors rodos kalba tą pačią kalbą? Tai kaip tik dėl to, kad jie nekalba tą pačią kalbą, nes šiek tiek skiriasi jų smegenis. O skiriasi todėl, kad civilizuotoje visuomenėje mes geriausiu atveju gyvenam 5-10 tūkstančių metų, bet ne ilgiau. Prieš tai keli šimtus tūkstančių metų gyvenom oloje su labai aiškiom užduotim. Vyras medžioja, moteris rūpinasi vaikais ir renka uogas, šakneles ir panašiai. Todėl vyras net truputį kitaip mato pasaulį. Jo matymas, pavadinčiau, yra tunelinis, nes reikia pamatyti taikinį ir pataikyti jį, kas šiandien yra nacionaliniai didvyriai, kurie gražiai mėto kamuoliuką į taikinį. O kada tą patį daro moteris, nelabai kas jomis domisi, nes ne ta paskirtis. O moteris, būdamos su vaikais, turėjo išmokyti juos kalbėti. Ir kada šiandien jinai pasilieka su kūdikiu, šnekasi su juo, nes moterų galvose kalbos centrai, kalbos, tai ir kalbėjimo ir girdėjimo centrai yra geriau išvystyti ir užima daugiau vietos negu kad vyro galvoje. Bet čia nėra koks nors ar privalumas ar trūkumas, nes jo galvoje bus geriau išvystyti tie mano minėti centrai orientacijos erdvėje, taikinio pamatymo. O taip jau visai paprastai atsakant, tai vyro kalbos norma maždaug 2-4 tūkstančiai žodžių per dieną, moters 4-6 tūkstančiai žodžių per dieną. Ir štai mes čia turime daug atsakymų, paaiškinimų apie įvairius anekdotus, nes jeigu jinai dirbo, klientus aptarnavo, su draugėmis kalbėjo, tai veikiausiai savo žodžių normą įvykdė, jeigu šnekėjosi tik tai su kūdikiu ir su televizoriumi. Tai tada, kai vyras grįžta namo ir nori paskaityti laikraštį, jinai nori dar pasakyti porą tūkstančių žodžių. Skiriasi kiek ir vyriška, ir moteriška kalbėjimo maniera. Nes apie ką vyras bekalbėtų, tegu ir apie sportą ar orą, tai vis tiek atrodo kaip pranešimas, problemos pristatymas, faktų dėstymas, išvados padarimas. Ir dėl to kai kurie bendravimo būdai yra labiau paplitę tarp vyrų negu tarp moterų. Pavyzdžiui, vyriškoje kompanijoje įprasta. Iš pradžių šneka vienas, po to kitas. Pertraukinėjimas suprantama kaip agresija ir sakoma, dabar patilėk, dabar aš kalbu. O moteris labai mielai vienas kitą pertraukia ir mano, kad tai yra draugiškas bendravimas, kad šneka keliomis temomis vienu metu. Vyrui tai dažnai būna per sunku. Elementarus patarimas moterims bendraujant su vyru – klauskite ir kalbėkite tiesiai. Jeigu paklausite vyro, ar galėtų man švenčių progą padovanoti kokią sveikatai naudingą dovaną, vyras šį klausimą suvoks tik kaip tokios galimybės svarstymą. Taip, jis gali, bet jis nepirks, nes jogi neklausė, ar jis nupirks. Pasak Navaičio, jeigu vyras pasistengia, jis sugeba iššifruoti moters užuominų, nutylėjimų, nepabaigtų sakinių ir neaiškumų kupiną kalbą. Specialistas teigia, kad jei dingsta vyro susidomėjimas moterimi, jis nustoja stengti suvokti ir jos kalbas. Nors atvirai sakant, vyrai dažnai tiesiog išjungia klausą. Antra vertus, koks čia būtų įdomumas, jeigu visi būtų vienodi. Kam tada reikėtų bendrauti? Norėtume jums padėti susikalbėti bent vienu klausimu. Ką savo antrajai pusiai padovanoti? Mėly vyrai, dabar be užuominų papasakosime apie maisto papildą, kurį jūsų dama gausi dovanų tikrai apsidžiaugs. Your Life Women's Daily Pack tai kompleksinis mitybos papildas, specialiai sukurtas moterims. Vienoje iš 5 Your Life Women Daily Pack tablečių spanguolių ekstraktas. Jo yra 300 mg. Spanguolių ekstrakte mokslininkai rado ypatingų didelės molekulinės masės polimerinių junginių, kurie padengia gleivinių paviršių ir trukdo prisitvirtinti bakterijoms bei virusams.
Todėl vartodami spanguolių ekstraktą žmonės rečiau serga tiek viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, tiek šlapimo pūslės, šlapimo takų uždegimais. Kitoje tabletėje visi svarbiausi vitaminai, mineralinės medžiagos ir mikroelementai. Trečioji tabletė tai kalcis, kuris svarbus ne tik osteoporozės profilaktikai, bet ir kitoms organizmo funkcijoms. Vartodamos YoLife Women's Daily Pack per parą gaunate 760 mg kalcio. Ketvirtojoje tabletėje 500 mg vitamino C su erškėčių vaisiais. Na ir penktasis YoLife Women's Daily Pack komponentas tai dvimečių nakvišų aliejus. Jo yra 500 mg. Tai dar viena puikiai gamtos dovana moters sveikatai. Dvimečių nakvišų aliejus tai natūraliųjų riebiųjų rūgščių, būtent linoleno ir linolio rūgščių šaltinis. Ši gyduolė padeda reguliuoti moters ciklo funkcijas ir mažina su jomis susijusius negalavimus – priešmenstruacinį sindromą, mastopatiją, migreną. Taip pat puikiai tinka esant lėtinio nuovargio sindromui, odos problemoms, tokioms kaip padidėjęs sausumas, spuogai ar egzemos. Na, o jums, mielos moterys, norime papasakoti apie maisto papildą, kuris sukurtas specialiai vyrams. Jūs tikrai įvertinsite šio preparato turtingą sudėtį. Vieni iš geriausiai žinomų ir išbandytų vitaminų kompleksų yra YoLife vitaminai vyrams. YoLife vitaminų vyrams sudėtyje esančios medžiagos saugo nuo lėtinių ligų ir senėjimo visus svarbiausius organus – širdį, kraujagyslės, centrinę nervų sistemą, kepenis, prostatą. Dabar YoLife vitaminų vyrams dienos kompleksas susideda net iš 4 tablečių ir 1 kapsulės. Kapsulėje yra 320 mg sabalpelmių uogų aliejinio ekstrakto. Yra nemažai klinikinių duomenų, kad sabalpelmių, kitaip vadinamų nykštukinių palmių, uogų ekstraktas mažina gerybinės prostatos padidėjimo simptomus, dažną naktinį šlapinimąsi, nepilną pasišlapinimą ir panašiai. Vartojant sabalpelmių ekstrakto po 3-6 savaičių pagerėja šlapimo takų tonusas, šlapimo srovė, sumažėja šlapimo pūslėje liekančio šlapimo. Be sabalpelmių kapsulės į YoLife vitaminų kompleksų sudėtį įeina 4 tabletės. Tai multivitaminų ir mineralinių medžiagų tabletė, vitaminas C su erškėčių vaisiais, selenas ir vitaminas D. YoLife Men's Daily Pack rekomenduojama vartoti 1 kartą per dieną po valgio, užgerti stiklinę vandens.